papiloma yra navikas sukeliamas žmogaus papilomos viruso. Tai tikrai yra liga sunki, liga visam gyvenimui. Ir mes net sakom, kad toks pacientas jau yra jūsų partneris visam gyvenimui, nes yra nepagydoma. O liga yra sunki ir pavojinga tuo, kad prasideda balso užkimimu, kol tų papilomų yra ant balso klosčių sąlyginai nedaug, tai yra tik balso užkimimas, sutrikimas, jeigu daugėja balsas visai išnyksta, dar didėjant siaurėja tarpas tarp balso klosčių, per kurį mes kvėpuojam, arba balso plyšys. Ir jeigu jis užauga papilomam, tai gali baigtis tragiškai mirtimi. Kitaip sakant, žmogus gali uždusti. Nors šiuo metu tai šiuolaikinės technologijos leidžia tas papilomas preciziškai pašalinti operacijos metu. Tačiau viruso mes negalim pašalinti, išoperuoti. Tas reiškia, kad gali kartotis. Tai šia prasme problema yra neišspręsta ir žmogus nepagydomas gali sirgti visą gyvenimą. Nors iš kitos pusės vėlgi jau šiokių tokių atsakymų yra, arba bent jau vilčių. Be abejo, žinot, kad yra dabar vakcinacija atliekama nuo žmogaus papilomos viruso gimdos kaklelio vėžio profilaktika. Tai daroma įvairiose šalyse įvairiai, bet idealiu atveju tai būtų vakcinuojamas visos mergaitės, 10-12 metų, kitose šalyse ir berniukai, ir mergaitės, tam, kad profilaktika būtų šitos ligos. Gimdos kaklelio vėžio profilaktika. Suprantame, kad tą gimdos kaklelio vėžį taip pat sukelia žmogaus papilomos virusas. Ten yra kelių tipų, bet keli tipai yra tie patys, kurie ir gerklų vėžio, bet ir papilomos taip pat. Virusas yra tas pats. Taigi vakcinacija profilaktinė nuo gimdos kaklelio vėžio tikimasi turės reikšmės ir šitos ligos sumažinimą. Negana to nėra bandoma ir jau sergančius gerklų papilomatozę siūlyti jiems tą pačią vakciną. Ir mes tą darom. Čia vėl mes esame pionieriai tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Tokių pacientų nėra daug mūsų patirtį, nes dėja šita vakcina yra mokama ir jos kaina yra pakankamai didelė. Vakcinuojame per 3 kartus, tai sumoje 1000 litų. Tai tikrai ne visi gali savo leisti. Dėl to tokių pacientų neturim daug dar, tačiau iš turimos patirties galim pasakyti, kai kam veikia, tikrai veikia gerai, efektyviai, kai kam norėtųsi, kad geriau. Bet tai yra, vėlgi, čia yra pirmieji metai, pirmoji patirtis. Ir grįžtant prie jau minėtos konferencijos Europos laringologų Antalijoje, ten keli buvo pranešimai iš Olandijos, Belgijos apie vakcinos šios naudojimą gerklų papilomatozės gydymą, tai jų patirtis yra 8-9 ligoniai. Kitaip sakant, nėra daug. Na ir rezultatai irgi tokie nėra vienprasmiai. Tai atsakymo nėra aiškaus, ar ta vakcina bus efektyvi, bet šiuo metu tai yra vienintelis vaistas visam pasauliu, į kurį dedama viltis. Tai kiti moksliniai projektai yra tie, kurie mes dalyvaujame šios ligos klastingumo tyrimų. Arba klausimas toks, kodėl vieni žmonės serga, kiti neserga. Net toj pačioj šeimoje yra keli vaikai, vienas serga ir operuojamas daug kartų, o kiti visi neserga. Nes tą virusą tai tikriausiai visi turi. Visi turi. Kodėl būtent jis kabinas į balso stygas? Jeigu išoperuojat, jis gali kažkur tai į kitą organą persimesti. Ar jis vėl... Ne, jis vėl ten būtent ten. Jis gali plisti žemyn į trachėją, į bronchus, bet pagrindė jis būna gerklos. Bet klausimas, kodėl jisai kartojas, kodėl žmogus serga, nes nei broliai, nei seserys neserga, tėvas, nei mama neserga, vienas vaikas serga. Iškai problema yra ne tiek viruse, kur tikėtina, kad tą virusą visi šeimos nariai yra pasidalinę, nes jie artimai bendrauja, bet paciento imuninės sistemos silpnume yra silpna grandis. Kur ta grandis, kokia, nenustatyta visam pasauliu. Tai vienas iš projektų mokslinių, kuriame mes dalyvaujam, ir yra genetiniai tyrimai, bandoma ieškoti genų, kurie galbūt atsakingi už silpnumą. Ką aš ir minėjau, tai centras yra Pittsburghe, ekonomikos institute, mes esame vienas iš partnerių, tarp kitko vieni iš gerų partnerių, ta prasme, kad mes aktyviai dalyvaujam ir aprūpinam pakankamo kiekio medžiagos tyrimams. Tam projektą dalyvaujame gal 4 metai, visi laukia atsakymą, kas, bet atsakymo dar nėra. Kokį jauniausią turėjot pacientą? Jauniausia pacientė buvo 11 mėnesių amžiaus, kurią teko operuoti ir kuri buvo be balso ir, žinoma, tai buvo ir kvėpavimo problemas. Kvėpavimas buvo smarkiai apsunkintas ir naktį ypatingai. Ir mama sakė, kad negimė užkimusi be balso. Galima galvoti, kad tai buvo įgimta papilomatozė. Tai irgi yra įmanoma ir tai yra aprašyta, kad tas virusas ir per placentą gali praeiti. Bet šita istorija, kuri galėjo būti labai dramatiška, priešingai yra labai graži. Aš ją operavau 11 mėnesių amžių pacientę. Operacija buvo sėkminga, atsirado balsas, kvėpavimas, žinoma, tapo normalus. Ir po to aš tą pacientę pamačiau kitą kartą po 7 metų. Ir viskas buvo puiku. Jokių papilomų, jokių recidyvų. Praėjo dar 5
15 metų. Ji perdavė linkėjimus man, jau jinai dabar studentė, suaugusi, kad viskas gerai, viskas tvarkoj, ligos nėra. Galimas ir toks variantas, kuris yra šiuo atveju labai džiugus visiems, o iš kitos pusės parodo tos ligos klastingumą. Operacijos yra sudėtingos ir su kuo jos daromos? Su chirurginiu lazeriu ar daromos paprastai? Galima ir taip, ir, kaip jūs vadinat, paprastai. Paprastai tai reiškia su specialiais mikrochirurginiais instrumentais. Tačiau yra narkozė pilna, plus specialūs laringoskopai, kurių dėka mes galim prieiti, plus specialūs mikroskopai chirurginiai, per kuriuos mes matom ir galim tai padaryti preciziškai. Šioj srityje, jeigu kalbant apie šią konkrečią lygą, tai lazerio ta tokia šlovės aureolė yra priblėsus. Jis nesprendžia šitos lygos, bet lazerio, žinoma, panaudojimas chirurginio kitose srityse be abejo yra labai efektyvus. Chirurginis lazeris kokiose operacijose taikomas? Sudėtingesnėse? Taip, galim vadinti iš vienos pusės sudėtingesnėse. Tai yra pradinių stadijų gerklų-vėžys, gali būti, paprastai sakant, išpjaunamas su lazeriu, preciziškai prieinama ten, kur su instrumentais nebūtų galima prieiti ir tas padaroma greitai, saugiai ir efektyviai. Ir operacija iš vienos pusės tampa greitesnė, paprastesnė ir žmogui žymiai lengvesnė, negu kad tai tektų daryti, sakysim, atvirų būdų atverti ir šalinti. Tai iš vienos pusės sudėtingų, pakankamai brangių technologijų panaudojimas atrodo operaciją daro sudėtingesnę, bet jinai tampa paprasta, greita ir efektyvi.